Noriu pasveikinti visus atvykus į vaikų giesmių šventę. Ir tai jau yra berods 5. kartas, kai mes jau organizuojame vaikų giesmių šventę. Ir įdomu tai, kad vaikų giesmių šventė prasidėjo taip pat nuo šitos vietos. Čia vyko pirmoji vaikų giesmių šventė. Kas iš jūsų vaikai dalyvavo pirmoje giesmių šventėje, pirmą kartą, kai čia vyko? Čia šitoj bažnyčiui ne dabar, o patį pirmą kartą. Nu, nedaug. O kur vyko antroji giesmių šventė? Vilniuje. Kas Vilniuje buvo iš jūsų? Va, keli vaikai yra. Toliau mūsų vėl į Kauną persikėlė, ane? Į Kristaus misiją. Kas Kristaus misijoje buvo? Taip, gerai. Ir kur dabar? Ai, toliau Vilniaus, teisingai Vilniuje, vėl važiavome į Vilnių paskui, Malonės bažnyčiai. Ir dabar vėl Kaune. Tai tikrai reiškia penktą kartą. Ir tai yra puikia proga, kai vaikai susitinka, gieda giesmelės, susipažįsta, taip pat turi darbelius ir jie ruošiasi ypatingam koncertui. Jie ruošiasi savo giesmes, repetuoja jau namuose, kad kiekvienas atėjęs į šitą vietą jis galėtų pamatyti, kaip jie iš visos širdies garbina ir šlovina Dievą. Ir šiais metais mūsų šventės tema yra šlovinkite viešpatį savo šeimose. Ir kartą Dievo žmogus Jozuė, jis pasakė, kam jūs šiandieną tarnausite? Bet sako, bet aš ir mano šeima tarnausime viešpačiui. Ir ką reiškia tarnauti Dievui? Kas gali pasakyti? Ką reiškia tarnauti? Padėti. Nu taip, padėti Dievui kažkokį darbą daryti. Ir kita šventoji rašto vieta mums kalba, sako, mylėk Dievą, savo Dievą visa širdimi, visų protų ir visomis jėgomis. Ir kartais mes mylime daug dalykų aplinkui. Kartais mes mylime labai savo žaidimus kompiuterinius, juos taip mylime ir norime žaisti. Kartais norime Facebook'e, Instagram'e ir visokiose kitokiose socialiniuose platformose leisti laiką. Kartais galbūt mūsų tėvai myli kažkokį tai savo hobį labiau negu Dievą. Galbūt, sako, Lietuva myli krepšinį, tai galbūt krepšinis mums labai patinka. Ir mylėti arba tarnauti Dievui, tai reiškia iš visos širdies jiems stengtis patikti, jį pagerbti visų pirma savo gyvenime. Ir šiandieną mes susirinkome, kad mes galėtume pagarbinti Dievą, kad mes galėtume parodyti, kaip tai darome šeimose. Šiais laikais yra nevertinama šeimos institucija. Nėra branginama, kad šeima yra didelė vertybė. Bet Dievas sukūrė šeimas, kad mes juose galėtume būti palaiminti, kad mes juose galėtume turėti vaikų, kad juose galėtume garbinti Dievo vardą. Ir šiandieną mes tam ir susirinkome. Taigi sveikinu visus dar kartą atvykusius. Ir dabar mes pradėsime mūsų renginį nuo maldos ir aš pakviesiu šios bažnyčios pastorių Vladimirą Seredą pasimelsti. Pirmiausia, sveikinu vaikai, visus, dar pas mus tik daug vaikų chore nesėdėjo, suaugusių buvo, bet vaikų nebuvo, sveikinu ir tėvelius, visus, kad Dievas leido mums šiandieną būti čia, tai pasimelskime, paprašykime Dievo palaimos, gerai? Mūsų dangiškasis Tėve, visatos kūrėjau, ateiname pas Tave
Ir esame dėkingi tau už šitą dovanotą dieną, už tavo malonę, kurią tu suteiki mums, kad mes galime taip ramiai susitikti šitose namuose. Ar prašau tavo palaimos ir vaikučiams, kurie ruošiasi, Viešpatie duok jiems į drąsos ir jėgos, kad jie galėtų iš tikrųjų pašlovinti, pagarbinti tave. Prašau palaimos ir tėveliams, ir šeimoms krikščioniškoms, kad tikrai būtų stiprios, kad mes galėtume šeimos atvaizduoti tave ir kad tavo viešpatystė, tavo vedimas, tavo meilė pripildytų mūsų namus ir kad tavo vardas būtų išaukštintas. Ir todėl, kad šitą valandėlę, Viešpatie, tau kiltų šlovės giesmė, tavo vardas būtų išaukštintas, nes tu to vertas. Prašome, Tėve, per tavo sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Ir dabar mūsų koncertą pradės Kauno Saulėtekio Baptistų bažnyčios atstovas Jonas Gos. Jis pianinu pagros Martos Mir Beach Boogie Boogie. O dabar girdėsim Vilniaus Malonės Baptistų bažnyčios vaikų ansamblio giesmeles, muziką ir dar kažką. Pirma psalmė. Kuris nesielgia, kaip patarė
Skaičių knyga 23 skyrius 19 eilutė. Dievas ne žmogus, kad meluotų. Ir ne žmogaus sūnus, kad pakeisti savo nuomonę. Ar jis pasakė ir neįvykdys? Ar jis kalbėjo ir nepadarys? Tikrai įvyks, kad Dievas žada. Tikrai įvyks, kad Dievas žada. Tikrai įvyks, kad Dievas žada. Išsipildo pažadai jo tikrai. Kaip nuostabu ir kaip džiugu. Išsipildo pažadai jo tikrai. Kaip nuostabu ir kaip džiugu. Išsipildo pažadai jo tikrai. Tikrai įvyks, kad Dievas nori. Tikrai įvyks, kad Dievas nori. Tikrai įvyks, kad Dievas nori. Išsipildo pažadai jo tikrai. Kaip nuostabu ir kaip džiugu. Išsipildo pažadai jo tikrai. Kaip nuostabu ir kaip džiugu. Išsipildo pažadai jo tikrai. Tikrai įvyks, ką jis numatė. Tikrai įvyks, ką jis numatė. Tikrai įvyks, ką jis numatė. Išsipildo pažadai jo tikrai. Kaip nuostabu ir kaip džiugu. Išsipildo pažadai jo tikrai. Kaip nuostabu ir kaip džiugu. Išsipildo pažadai jo tikrai. Žodžiai jo patikimiausi, tik tikėk ir tu gausi. Visada pasitikėk jo tvirtai, nes ką jis žada, tai įvyksta, jis nuo žodžio nenukrypsta. Išsipildo pažadai jo tikrai. Žodžiai jo patikimiausi, tik tikėk ir tu gausi. Visada pasitikėk jo tvirtai, nes ką jis žada, tai įvyksta, jis nuo žodžio nenukrypsta. Išsipildo pažadai jo tikrai. Išsipildo pažadai jo tikrai. Pakviesime atstovą iš Vilniaus sostinės Baptistų bažnyčios. Kristupas Lapė atliks pianinu William Gilotsk Carnival in Rio. Kviečiam Kristupą.
Na, o dabar girdėsime vaikučių chorą. Ranką paspauskit draugui savo, draugui, kuris dešinėje. Ranką paspauskit draugui savo, draugui dešinėje. Uždainuok tra-la-la-la-la-la-la-liuja, tra-la-la-la-la-la-la-liuja. Koja užlinkit draugui savo, draugui, kuris dešinėje. Koja užlinkit draugui savo, draugui dešinėje. Uždainuok tra-la-la-la-la-la-liuja, 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 Galvą paglostink draugui savo, draugui, kuris dešinėje. Galvą paglostink draugui savo, draugui dešinėje. Uždainuok tra-la-la-la-la-la-liuja, 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 Tu apkabinkit draugą savo, draugą, kuris dešinėje. Tu apkabinkit draugą savo, draugą dešinėje. Uždainuok tra-la-la-la-la-la-liuja, 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 Jėzus geriausias draugas mano, jis visada yra šalia. Jėzus geriausias draugas mano, jis visada šalia. Uždainuok tra-la-la-la-la-la-liuja, 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 Aš nesuprantu. Vėl mane mama pasodino į kampą. Nesuprantu, taigi sakė, užminti koją. Tai ir užminiau. Tai sakė, ta kojas ne į galvą trenkti, žiūrėk, padarymą. Nu, taigi beski nepataikiau, ko tu sėsliumbi, dabar mane mama į kampą vėl pasodino. Nusipelnai tu. Iš viso, aš nesuprantu, kodėl mes šeimoje turim giedoti visada. O tu vis žaidė ir žaidė. Nu, tai man jau geriau žaisti negu giedoti. Bet nesutinku. Nu, kas įdomaus giedoti? Žinai, o aš tau parodysiu. Savo vieną mėgstamiausią giesmelę nori? Noriu. Tikrai nori. Ne, vapsie nenoriu.
Neįdomu man tos Einam, giesmelės. tau parodysiu. Neįdomu, man Pamatysi, tau nenoriu. tikrai Man patiks. neįdomu, Einam, man tos- einam, padainuosiu vieną dainelę. Einam. Alelu, 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 aleluja. Alelu, 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 aleluja. 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 Aleluja, viešpatie. Garbinkim jį. Garbinkim jį. Garbinkim jį. Garbinkim jį. Garbinkim jį. Viešpatį. Garbinkim jį, aleliuja, garbinkim jį, O, aleliuja. jie, Tu matai, kaip man patiko? Visiškai nesąmonė. Man tai labai, kai kažkokia. sekmadienį mokyklėlėse būna taip su judesiais, va taip, O, taip, jie, ir visiškai anaip. neįdomu. O dar, žinai, kai mano mamytė prieš miegą man niuniuoja. Tėtis mašina, taip, čiuku, užleidžia gerą Taip, giesmę. tikėsinos tavo Ir sesė. taip, man patinka, žinok, labai. Nu gerai, bet Labai. man žymiai jau geriau yra žaisti negu gėduoti. Ne, Nu, nu, tu man nežinau. parodai geriausią giesmelę, aš tu parodysiu geriausią žaidimą pasaulyje. Nu tai rodyk, pažiūrėsim, kurio geresnis. Žodžiu, buvo. mano vardas yra Vasarėlė. O aš Ramonėlė. Ne, nu gerai, bet žaidimas vadinasi Vasarėlė. Vasarėlė. O kodėl ne sakė, Ramonėlė? Dėl to nesi geriausias žaidimas. Tai žodžiu, žaidimas yra toks, Vasarėlė sako. Tai pavyzdžiui, jeigu sakau, Vasarėlė sako, paliesk nosį, tai tu turi palies nosį. Bet tai ne Ramonėlė sako. O kodėl ne Ramonėlė? Nu dėl to nesi mano žaidimas. Nu, gerai. Nu sakys. Nu gerai, pasirepetuojam. Vasarėlė Repetuojam. sako, palies nosį. Vasarėlė sako, paliesk ausį. Paliesk nosį. Aha, nepasakiau, Nu, vasarėlė sakė. Nu nemoku dar, nu, Aha. dar kartą, aš pasistengsiu. Nu gerai. Vasarėlė sako, palies kelią. Vasarėlė sako, palies galvą. Palies ausį. A, jau Taip, tu vėl sakys. susi... Nu kaip čia, dar kartą, aš labai noriu laimėti, nu prašau. Nu, dar vieną paskutinis kartą. kartas. Aš prisiekiu, pasistengsiu. Vasarėlė sako, palies kakį. Aha, Palies ausį. aha. Aha. Nu vėl, nu gerai, gal vaikai Nu geriau gerai, mokės. vaikai, nori pažaisti žaidimą. Nu pažaidžiam. Gerai, Jūs geriau negu aš. atsistokit visi. Ir kas įskris, turės atsisėsti. Ar jūs pasiruošę? Woo! Gerai. Vasarėlė sako, palies nosį. Vasarėlė sako, palies ausį. Palies nosį. A, kas palėtė? Kas palietė nosį? Atsisėskit, kas palėtė. Nesakiau, vasarėlė sako. Gerai. Vasarėlė sako, palies klupą. Vasarėlė sako, palies galvą. Palies nosį. A, kas palėtė nosį? Vasarėlė sako, palies kelią. Vasarėlė sako, palies lūpą. Vasarėlė sako, apsisukti. Vasarėlė sako, pasokti. Atsitupkit. Kas atsitupė? Gerai, dabar jau žinokit, čia dabar bus sunkiausias levelis. Ar jūs pasiruošę? Varom! Vasarėlė sako, paliesk akį. Vasarėlė sako, palies nosį. Vasarėlė sako, paliesk ausį. Paliesk akį. A, gerai, kokie jūs geri žaidėjai. Nu, žinokit, paskutinį kartą jau žaidė, nes jūs per gerai žaidėt kažkaip. Gerai. Vasarėlė sako, paliesk galvą. Vasarėlė sako, paliesk kelią. Vasarėlė sako, paliesk ausį. Paliesk nosį. Nu, kaip jūs taip gerai žaidėt? Nu, žodžiu, aš pasiduodu. Paplojam Paplojam, šauniesiams šaunuoliai. žaidėjams. Nu, žinai,
Ką aš tau galiu pasakyti, gal visai ir smagu žais, nieko nesakau, bet žinok, vis dėlto aš čia sakau, kad man patinka labiau giedot giesmes ir man tai labiau ypatingiau ir daug Bet aš prasmingiau. nesuprantu, kodėl mes turim giedot kažkokiam Jėzui. Ką? Vėluojam. Kuo vėluojam? Tau viską pasakys, pamokėlė vyksta, dabar jau žinok Viską laiką. apie Jėzų man Tau papasakos. papasakos, viską A, pasakys, tikrai? kodėl reikia apie Jėzų giedot. Tikrai? Einam, pasakys, tau pasakys. Visai gražiai jūs te gėdat. Kaip fainai, Jėzus ankstų rytą, Jėzus vakarėje. Bet aš vis tiek nelabai suprantu, kodėl tas Jėzus, kodėl mes te jam gėdam. Žinai, aš tau papasakosiu. Dabar pažydžiam tokį žaidimą. Gerai? Yra toks didelis, va toks, va taip, va. Didžiausias? Ne. Toks kur, pala. Vienaragis? Nu ne, padėkit kas nors. Nesuprantu, kas te toks? Dramblys, taip, dramblys. Dabar kitas, pradėsiu kitą. Nu. Vadai, va.
Stovas. Nesu Palaukit, kitą parodysiu. čiulpinukas. Lempa? Medis! Kas sakė medis? Eina, Čia medis. Dabar kitas. Pasiruoškit, kitas. Toks didelis. Pomidoras. Mandarinas. Pasaulis teisingai. Wow. Ir žinai, kas dar yra? Kas? Jūs taip stipriai. Čia taip Pasaulis. laiko? Laiko. Ir žinai, Taip. kas yra? Jėzus Dievas laiko. laiko visą pasaulį. O jei kiek laumenų jis turi. Ir žinai, ką Wow. jis dar laiko? Ką? Tave. Jis mane pažįsta? Taip, jis tave sukūrė. Jei. Ir tave taip stipriai myli. Nori parodysiu kaip. O tai va. O ne, nenoriu visą. Ai, tu smirdi, eik tu nuo manęs. Taip, tave stipriai myli, Nu žinau. gerai, bet tai, wow, jis mane pažįsta ir taip myli. Taip. Ai, nes aš negaliu patikėti. Kaip gerai. Bet žinai, yra viena didelė problema. O ne, kokia problema. Žinai, kas atsitiko? Kas? Kad aš prisimeni, kaip tu man spyriai. Nu taip, nu ir ką? Nu, aš irgi supikau, neneigsiu. Bet prisimeni, kad tu pavogiai saldainius. Ai, o tą tokį didelį sloiniką saldainį prisimenu. Nėra ko džiaugtis. O kodėl? Čia labai blogai, žinok. Mes tiek to blogo padarėm, bet Dievas nieko blogo nepadarė. Jis siuntė Jėzų į žemę ir jis buvo visiškai šventas. Nieko blogo nepadarė. O mes tiek daug blogo padarėm ir žiūrėk, čia mes blogai padarėm, Jėzus geras. Ir pas mus. Toks tarpas? Tai aš Va, negaliu. Eik tu savo, tai aš dabar niekad nepasieksiu Dievo. Bet Taip, atsitiko dar vienas geras dalykas. geras. Kas atsitiko? Gal žinot, kas atsitiko vėliau? Nukryžiavo. Jėzų nukryžiavo ant kryžiaus. Ir jisai mirė. Bet Jis jis savo mirė. norų mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis mirė vietoj manęs. Jis tave labai myli. Eina savo, bet jis mirė. Tai Bet kaip tu aš dabar... neliūdėk, palauk. Kitas. Kas atsitiko toliau? Kas atsitiko Kas toliau? Aš tau atsitiko? Parodyk. Nu, parodysiu. Parodyk. Tai va. Aha, aha. Nu, tai va. Infarktą gavo. Nu, Ne. Ai, o tik kas turime? Va. Tai va. A jis atsibudo? Nu, beveik. Prisikėlė! Taip, jis prisikėlė. Rimtai, tai jis Žinai? dabar gyvas? Taip. Ir Eik dėl tu to mes sau. galim dabar bendrauti su juo. Mes Ir tas galim? tarpas iš tokio gavos toks. Rimtai? Labai mažas. Tai aš galiu bendrauti su Dievu dabar? Taip. Ir bet žinai, ką tau reikia padaryti? O Ką reikia ką? padaryti? Kaip aš galiu bendrauti su Dievu? Kaip galim bendrauti su Dievu, vaikai, žinot? Skaityti Bibliją, ką dar? Melstis. Ir žinai, ką reikia daryti? O kaip aš galiu pas jį Žinai- ateiti? Žinai, reikia atsiprašyti ir Rimtai. tikėti, kad Jėzus mirė už tavo nuodėmes ir prisikėlė. Taip, reikia taip stipriai mylėti Rimtai. Dievą, kaip aš tave ten apkabinau. Taip dar stipriau. Aš tikiu, aš labai Tiki? noriu su juo bendrauti. Tai žinai ką, einam pasimelsim, aš tau Einam. pasakysiu, kaip taip reikia padaryti. Gerai? Einam. Sveiki visi, sveiki. Galbūt kas nors pažįstate mano senelį Abraomą. Ar žinote apie Abraomą, kas nors girdėjote? Su jo Dievas, girdėjot? Su jo Dievas turėjo labai ypatingus santykius ir jam pažadėjo, kad jį įves į pažadėtąją žemę ir palaimins visą tautą. Bet tai vyko labai seniai, dar iki tol laiko, dar daug šimtų metų, kol Dievas atsiuntė savo sūnų Jėzų. Bet viskas iš pradžių. Mano tėčio vardas buvo Izaokas, o mano mamos vardas Rebeka. Ir jiems, jie susituokė ir jiems gimė vaikų. Ir pirmas gimė mano brolis Ezavas. Ir jis buvo pirmas gimė, o aš visą laiką norėjau būti pirmas, todėl aš, kai gimiau, laikiausi už jo kulno, nes aš norėjau būti pirmas, aš norėjau visą laiką būti pirmesnis už jį.
jis buvo labai plaukuotas, visur turėjo ant rankų plaukų daug. Aš mažai turėjau plaukų, ne ant rankų tiek neturėjau. Ir mes visą laiką su juo nesutardavome, pešdavomės vaikystėje. Ir mums buvo sunku sutarti. Ar jums kartais nebūna sunku taip sutarti su savo broliais seserim? Kaip man sunkiai sekėsi su broliu sutarti. Bet žinote, kaip nutinka? Vienas išauga, vienas būna vienoks, kitas išauga, būna kitoks. Kai Ezavas išaugo, jis tapo medžiotojas. Ir jis, žinote, sumedžiodavo kokį nors gyvulį, pagamindavo iš jo vyralą ir atneždavo savo tėvui. Ir tėvas dėl to jį labai mylėjo. O aš priešingai, aš auginau gyvulius ir mokiausi iš savo mamos gaminti labai skanius patiekalus. Aš tiek visokius sriubų išmokau pagaminti, tiek skanių valgių. O jūs, vaikai, kartais mokotės iš savo tėvų kažką skaniai padaryti. Ir vieną kartą nutiko taip. Aš išvyriau labai skanę lęšių sriubą. Ja, taip skaniai ją išvyriau, o mano brolis grįžo iš medžioklės ir jis buvo labai alkanas. Ne, neduosiu. Duok. Nebent tu man atiduosi savo pirmagimio teisę. O žinot, pirmagimiai, jie paveldėdavo visus tėvo turtus ir gaudavo tėvo palaiminimą. Atiduosi ar nenori valgyti? Gerai, imk, o aš pasinaudosiu pirmagimio teisę. Taigi, aš taip apgudravau savo brolį Ezavą. Vieną kartą, jau daug metų vėliau, kai tėvas buvo labai senas, jis pasišaukė Ezavą, savo mylimą sūnų, ir jam pasakė: ir visą tai girdėjo mama, mano mama Rebeka. Ir todėl jie atėjusi pas mane, ji man pasakė: Eik, apsirenk kaip Ezavas, jo rūbus persirenk. O aš tuo tarpu pagaminsiu viralą, kurį tėvas mėgsta. Ir tu nuneši tėvui ir jis tave palaimins. Nes aš girdėjau, kad jis žada palaiminti Ezavą. Ne, tik tais ne Ezavą. Aš einu ir padarysiu, mama, kaip tu sakai, užsidėsiu ilgesnius plaukus. Kad būčiau panašus į Ezavą ir taip pat užsivilksiu Ezavo drabužius. O žinote, kuo Ezavas buvo išskirtiniai drabužiai? Jie visą laiką smirdėjo gyvuliais, visokia dvėselena, nes jis medžiojo. Mama, tu jau paruošei? Tėve, štai tavo vyralas, kurį tu mėgsti, palaimink mane. Tavo balsas kaip Jokūbo, bet kvapas tikrai kaip Ezavo. Oi, ir plaukų turi kaip Ezavas. Gerai, eikš arčiau, palaiminsiu tave.
Ir kai Ezavas grįžo iš medžioklės, jis atėjo prie savo tėvo ir atnešė jam valgyti. Tačiau tėvas pasakė, kad aš jau palaiminau ir nebeturiu, aš to jau jokio palaiminimo negaliu duoti. Ir sužinojęs, kad tai buvo Jokūbas, jis pasakė, aš sužinojęs, kad man gresia mirtis, supratau, kad man reikia bėgti. Aš atsisveikinau su savo mama ir pradėjau bėgti. Ir aš bėgau į tolimą kraštą. Ir aš atbėgau į tą tolimą kraštą, tenais gyvenau. Tenais aš suradau žmoną, tiesą sakant, 2 žmonas, bet tai jau čia kita istorija. Taip pat auginau daug avių, ožkų ir jų buvo tiek daug, visokių margų, baltų, juodų. Ir, žinote, buvo viena tik tais problema. Ten gyveno žmonės, kuriais aš nepasitikėjau ir kurie manim nepasitikėjo. Ir vėl aš per ilgą laiką pakliuvau į didelę bėdą ir vėl man teko bėgti iš tos vietos ir nusprendžiau, kad turiu bėgti ir grįžti pas savo brolį Ezavą. Todėl pasiėmiau savo žmoną, vaikus ir tarnus ir išbėgau link Ezavo namų savo tėvynės. Ir mano tarnai man pranešė staiga, Ezavas išgirdęs, kad tu ateini, jis pasiėmė savo tarnus ir eina tavęs pasitikti. Aš tariau, o ne savo šeimai, jūs turite pasilikti ir eiti kitų kelių, kad Ezavas mūsų neišnaikintų, o jūs tarnai paimkite dovanas, neškite mano broliui, gal jis pamatęs tas dovanas, suminkštės jo širdis ir jis manęs nenužudys. Ir tą naktį, žinote, aš likau vienas. Atsiguliau naktį, užmigau, bet atsikėliau ir pamačiau šalia savęs vyrą, su kuriuo aš kovojau visą naktį. Aš jį kovojau, laikiau, nepaleidau. Ir kai jau rytas aušo, jis sako, paleisk mane. Aš sakau, jam nepaleisiu, nes žinote, ką supratau, kad tai buvo nepaprastas vyras, tai buvo Dievo angelas. Ir aš sakiau, nepaleisiu tavęs, kol manęs nepalaiminsi. Ir jis man pasakė, nuo šiol tavo vardas nebebus Jokūbas, tave vadins Izraeliu. Ir tuomet aš jį paleidau. Ir žinote, jau kažkaip drąsiau ėjau susitikti su savo broliu Ezavu, nes žinojau, kad Dievas kažką tai daro. Ir kai priėjau ir susitikau su savo broliu Ezavu, mes apsikabinome ir graudžiai verkėme. Ir žinote, Dievas yra tas, kuris mums padeda susitaikyti. Ir šiandieną ši istorija mums pasakoja apie tai, kad mes savo šeimose taip pat esame netobuli ir darome daug blogų dalykų. Galbūt jūs kaip Ezavas ir Jokūbas darote daug neteisingų dalykų. Galbūt jūs vaikai matote pas savo tėvus, kaip pas Rebeką ir Izaoką, kurie daro daug klaidų. Arba jūs tėvai galbūt jaučiatės kaip Izaokas ir Rebeka ir galvojate, kiek jūs klaidų padarėte. Bet žinote, mumise dažnai kyla pyktis, nesantaika, pavyduliavimai, pagiežos, noras atkeršyti. Bet Dievas mums teikia savo malonę, savo meilę. Ir todėl šiandienos pamokėlės pagrindinė mintis, vaikai, yra tokia, kad tik su Jėzumi galiu mylėti savo šeimą. Pasakykime visi kartu. Tik su Jėzumi galiu mylėti savo šeimą. Ir dar noriu pasakyti jums dar vieną dalyką. Jūs vaikai ir visi kiti ne tik galite turėti savo šeimą, bet jūs galite tapti Dievo vaikais. Ar jūs norite būti Dievo vaikais? Tam jums reikia 3 dalykus padaryti.
Pirmiausia, suprasti ir pripažinti, kad jūs elgiatės blogai ir netinkamai. Kad jūs esate nusidėję. Antras dalykas, tai tikėti Jėzumi, apie kurį jau girdėjome, kad pasakojo, kad jis mirė už mūsų nuodėmes ant kryžiaus. Ir trečias dalykas, tai yra pasirinkti, sekti Jėzumi. 3 dalykai, kurie jums gali padėti tapti Dievo vaikais. Ir paprašykime, nulenkim savo galvas ir paprašykime, kad Dievas mus palaimintų ir padėtų mums mūsų šeimose. Ačiū tau, brangus Dieve, kad mes turime šeimas ir kad juose kartais netinkamai elgiamės. Ir padėk mums atleisti vienas kitiem. Padėk Jėzau, ateik į mūsų širdelės, kad mes galėtume mylėti savo šeimas. Prašau, padėk vaikams pasirinkti tave, tikėti tavim, pripažinti, kad jie yra nusidėjėliai, kad jie blogai elgiasi ir jiems reikia tavo atleidimo. Ir ačiū tau, kad tu duodi malonę ir atleidimą. Ir tu esi gyvas ir šiandieną gali mums padėti ir pakeisti mūsų širdelės, kad mes galėtume būti tavo vaikai. Amen. Dangus ir žemė Dievo rankose, dangus ir žemė Dievo rankose, dangus ir žemė Dievo rankose, pasaulį visą laiko jis. Lietus ir vėjas Dievo rankose, lietus ir vėjas Dievo rankose, lietus ir vėjas Dievo rankose.
Tai aš, viešpatie, tai aš. Tai aš viešpatie, tai aš. Mano maldą išklausyk. Mano maldą įsklausyk. Atleisk Dieve, ką blogo padariau. Atleisk man, ką blogą padariau. Tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus už visas mano nuodėmes. Tikiu, kad tu mirėjai ant kryžiaus už visas mano nuodėmes. Ir prisikėlei. Ir prisikėlei. Meldžiu Dieve, ateik į mano širdelę. Meldžiu Dievę, ateik į mano širdelę. Ir būk mano karalius. Ir būk mano karalius. Jėzaus vardu. Amen. Jėzaus pavardė, amen. Jėzaus vardu, ne pavardė. Jėzaus vardu, amen. Amen. Gali atsimerkti jau. Gali atsimerkti. Viskas. Jau viskas? Viskas. Dabar, žinok, mes esame Dievo vaikai. Rimtai? Taip. Mes ne tik mamytės, ne tik tėčio, bet ir Dievo. Wow, tai mes sesės? Taip. Dvigubos sesės. Taip, dvigubos sesės. Aš dabar labai noriu jam padėkoti. Einam, padėkosim jam su giesmele. Gerai? Einame. Woo! Tau viešpatie priklausau, Jėzau, tu man toks brangus, aš tavyje suradau tokius didelius turtus, tau dėkoju. Tau dėkoju. Tau viešpatie priklausau, Jėzau, tu man toks brangus, aš tavyje suradau tokius didelius turtus. Atpirkėjau, tau dėkoju, kad Golgotoj tu aukojais, kad savo krauju šventuoju mano nuodėmes nuplodei. Už išgelbėjimo džiaugsmą, tavo dovaną didžiausią, už palaimų rasą gausią, tau dėkoju. Tau dėkoju. Tau dėkoju. Tu dieną naktį esi šalia, žinau, kaip gera priklausyti tau. Aš Jėzau noriu kasdien gyventi tau, nes tau dabar aš priklausau. Atpirkėjau, tau dėkoju, kad Golgotoj tu aukojais, kad savo krauju šventuoju mano nuodėmes nuplovei. Už išgelbėjimo džiaugsmą, tavo dovaną didžiausią, už palaimų rasą gausią, tau dėkoju. Tau dėkoju. Tau dėkoju. Tau dėkoju. Tai mūsų koncertas jau eina į pabaigą, bet dar nori Sokolovų šeima kažką jums palikti.
kai buvo pradžioj eilutė pasakyta, rinkitės, kam tarnausite. Bet aš ir mano šeima, mes tarnausime Viešpačiui. Tai aš kviečiu į priekį atei Kornelijus, Jonatanas ir Rebeka. Ieškokit Dievo, ieškokit žmonės, kol nepraėjo diena malonės. Ir karštą dieną, ir šaltą naktį, kol nevėlu dar, ieškokit Dievą. Jauni pasenę, visi ieškokit ir kartą rasit, tikrai žinokit. Didį džiaugsmą, kuris į žmonės, taip ieškokit, kaip ieško duonos. Ir dabar visi kartu giedosim paskutinę giesmę. Mes viena šeima esame ir kviečiam tėvelius prisijungti. Ateiti čia, prie vaikučių. Mes duosim žodžius. Ir mes būsime visi didelė šeima. Mes per Jėzų esam Dievo, mes per Jėzų jo vaikai, mums priklauso karalystė, mes viena šeima esame, duok man ranką, mielas drauge, ir pradėkim eit kartu. Štai pažvelkim, Jėzus laukia, Dievo vaikas, būk ir tu. Mes per Jėzų esam Dievo, mes per Jėzų jo vaikai, mums priklauso karalystė, mes viena šeima esame, mes viena šeima esame, mes viena šeima esame. Esame. Wow, kaip gražu. Žinai ką, dabar Dievas pakeitė mano širdį. Prisimeni, kai buvau pavogus visą stiklainį saldainių. Nu, tai prisimenu, tai gal jau suvalgiai visus. Ne, aš įslepiau po lovą, kad nereikėtų su tavim dalintis. Palava, tai tu du gerai. Bet žinai ką, man Dievas dabar pakeitė sėdelę ir aš noriu su visais jumis pasidalinti su tais saldainiais. Todėl aš duosiu mūsų mokytojai su Olivitai saldainių ir visi po vieną gražiai prie galėsit pasiimti. Jeigu kitų gerai. Kaip Dievas tave myli? Nežinau. Gedai, ačiū jums. Taip, labai norim padėkoti visiems vaikam ir tiems mokytojams, kas jūs
mokino tas giesmeles toms bendruomenėms, kas jūs palaikė. Pirmiausiai galbūt tiems mokytojams padėkosim. Kauno Evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios sekmadienio mokyklą ir vaikų tarnautojams. Tai kviečiam atstovę Jurgitą turbūt, vaikų tarnautoją. Ačiū. Saulėtekio krikščionių Evangelikų baptistų bažnyčios atstovam. Ateikit. Gerosios naujienos bažnyčios sekmadienio mokyklai ir vaikų tarnautojams. Kas iš gerosios naujienos? Nerijus, taip, tu mokinai giesmės, taip. Vilniaus Malonės baptistų bažnyčios vaikų tarnautojams. Marijampolės baptistų bažnyčios vaikų tarnautojams. Taip pat yra šiemet mūsų draugai iš Klaipėdos Evangelinės bažnyčios ir prisijungia prie choro. Ir taip pat Ilakių tarnautojams. Ir dar vienai mergaitai yra. Jinai asmeniškai paprašė. Dar Aurelijui pakviesiu. Ir labai taip pat mes dėkingi šiai bažnyčiai, kuri priėmė ir tiek daug darbo įdėjo, kėdes suremontavo, sustatė čia, maistą rūpinosi, gamino, plovė, dekoravo, šitą sienelę padarė. Po renginio prieš tos sienelės galim šeimos nusifotografuoti. Tai ir Vitalijų mačiau, ir pastorių Vladimirą mačiau, ir Nadiją, ir Mantui už garsą, ir Aurelijui už kotletus, ir Joeliui, ir Tarasui, ir Vierai, ir Nazarai, ir dar daug žmonių, kuriuos gal pamirštu, nežinau, vardų visų. Ačiū Jums ir paliekam Jums šitą skanumyną, kad pasivaišintumėte. Kas nors iš Kauno? Nuoširdžiai visus vaikus ir tėvus suorganizavo, pamaitino. Tai perduokit Aurelijui nuoširdų ačiū. Taip pat ačiū nuostabioms vedėjoms Solveigai ir Rūtai už pagalbą vedant koncertą. Ačiū Raimondai ir Marijai už darbelių suorganizavimą. Ačiū labai. Marija ir Raimonda. Ačiū už žaidimus Audriui ir Teresei ir Jurgitai jau taip pat. Kur dar Audrius ten? Ir Teresė kažkur. Ačiū muzikantams. Saulė, Arnas, Lukas ir Nerijus, aišku, irgi. Pastoriui Artūrui Pučkovai, kuris pastiprino tėvus ir mokytojus Dievo žodžiu. Ir Irutei, pastoriaus žmonai, už dovanėlės, kurias tuoj pat vaikučiai gausite. Labai nuostabios. Taigi ačiū visiems ir atleiskite, jeigu kažko nepaminėjau. O dabar vaikučiams išdalinsime dovanėlės, staigmenėlės. Kur jos? Ir padarysim bendrą nuotrauką. Jūs būkit su tom gražiom dovanėlėm, mes jūs nufotografuosim tuoj.